Atrodo kaip piragas, tačiau tai yra sveikas pusryčių patiekalas. Išbandyk kitokį pusryčių patiekalą nei tau įprastos pusrytinės košės. Atsibodo sudėtingi receptai ir įmantrūs ingredientai. Kviečiu tave išbandyti obuolių piragą apkepą su avižiniais dribsniais, kuris nepaliks abejingų. Dėl ko? Dėl to, kad obuolių piragas apkepas gali būti valgomas pusryčiams, gali būti valgomas kaip užkandis ir netgi kaip desertas atvykus svečiams. Greitas obuolių pirago apkepo variantas, kuris iš tikrųjų nepaliks abejingų, tai yra vienos kardos istorijos. 3 obuolius supjaustyk kubeliais, įdėk avižinių dribsnių, įdėk graikiško jogurto, įdėk kiaušinius, vanilės, agavų sirupo, cinamono ir viską išmaišyk toje skardoje. Kepk 180 laipsnių orkaitėje apie 35-40 minučių, kol gražiai paruduos. Tikslius ingredientus skaityk aprašyme ir būtinai įsisaugok šį receptą. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare pusryčiai. Ir pasidalinsiu su tavim daugiau idėjų, kur tu gali valgyti ne tik tai pusrytinę košę, bet gali valgyti piragus netgi pusryčiams. Ar nori tokių receptų? O daugiau mano receptų rasi sveikatai palankus svetainėje. Sek mane Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e ir gausi pirmas naujausią informaciją, kuri padės tau valgyti ir gyventi sveikai.